atvykom pas mano draugą iš žuklės prekės pas Richardą parduotuvę, pasisveikinkite su Richardu. Tai va, kas būsit Čilutėj, važiuosit į Pamario kraštą žvejoti, būtinai, ko jum reikia, būtinai užsukite į žuklės prekės pas Richardą, Tilžė 23/7 į parduotuvę. Ateisit prie žmogaus, ką pasakyti turi žmonės? Nuo Valdemaro ir jums padarys nuolaidų. Tai va, chebra. Žinokit, matysit viską, kiekvieną sykį ir adresą jo, ir kontaktus, norėsit, susisieksit, kas jūs domina su juo asmeniškai. O užsukę visą laiką paminėkit nuo Valdemaro ir jums pritaikys nuolaidų. Oi, Džiniu. Ateik, mano Džinyte, ateik. Džini, ateik čia, ateik. Ateik pas mane, ateik, saulėlė man. Ateik pas mane, ateik. Sėsk, sakau, sėsk. Pasisveikink su visais. Važiuosime vėl lydekų. Kaip čia pasakius, merginai paliepus, lydekai panorėjus, Valdemaras važiuoja lydekų gaudyti. Ane? Sveiki, draugai. Sveiki. Nu ką, važiuojam žmonos prašymu. Aš Žvejot ir patikėkit ko, lydekų. noriu ištraukti lydeką. Norėjau važiuoti šiandien į kitą žvejybą, bet vakare, kaip vakarop, kokią gal 6 valandą nuvažiuosim, mes ten 3 valandikės praeisim ir ant kokią 5 būsim tenais pabandyti mano žvejybos jau reikia, nes pradėjo kibti žuvis labai gerai. Jis nori karščio, aš noriu lydekų. Jinai nori lydekų. Susipykom. Sakau, važiuojam lydekų. Jo, jinai... Nenoriu karščio. Nenoriu, jinai sako, noriu lydekų, važiuojam vėl ten pat, aš noriu pagauti lydeką. Nu ir ką, teko nusileisti ir važiuojam pabandyti lydekų, paskiau jau važiuosim gaudyti karšių. Gal pirmą lydekų, paskiau karšį, na? Karšis, starkis, gal papuls lydeka irgi papuola mikromasalų ir taip toliau, tai važiuosim tada jau tenais. Turim mini kamerėlę, kurią testuosim. Jo, testuosim mini kamerėlę. Žiūrėsim, koksai bus vaizdas iš jos. Koks bus, toks bus, norim ištestuoti, bandom, testuojam, žiūrėsim, kas gausis. Tai va, ir nieko lekiam, šiandien biškį apsiniaukę yra, tokiom vietom kaip ir norėtų palyti. Lydekinis oras, ne? Jo, kaip ir būtų lydekinis oras, viskas tvarkoja, nėra šilta, nėra karšta. Tenais ar taip toliau yra toks vidutinis oras, tai tikrai labai gerai lydekom. Tai dėl to ir varom, pabandysim, pagaudysim, pamėtysim, pažiūrėsim, gal kažką ir pavyks geresnė. Nu, tikiuosi, aš šį kartą tikrai ištrauksiu tą lydeką. Ir kadangi kamerėlė yra, tai jau tikrai bus nufilmuotas mano kibimas. Nu, tikėkimės, kad... Man vieną lydeką užtenka. Man vieną lydeką. Tai va, tai sakau, dar noriu kartą priminti, kad pasiekite mane tokią Valdemaras, žvejų žvilgsnis. Irgi pasiekit ir matysit ir laivus žvejybinius, matysit ir YouTube'ai matysit filmuotą medžiagą iš žvejybų. Jo, nes visos žvejybos nepavyksta parodyti per laivą, per TikToką, o vat YouTube'ai vis tiek tie momentai tokie būna pagauti, geriausi momentai sudėti. Tai... Nu taip. Tai sakau, visur laivų neina padaryti, nes ryšio stoka internetinė ir taip toliau, tai va, tame ir yra problema. O video visą laiką galima kažką nufilmuoti, kažką gražaus parodyti, kažką įdomaus. Tai nežinau, sakau, tikėkime, kad bus žvejyba liuksas, važiuojam, bandysim, gaudysim, susimatysim prie vandens. Iki. Kai grasinančiai atrodo danguska,
Nu va, žvejai. Atvažiavom vėl į tą pačią vietikę. Pažvejoti, jau meškerytės surištos. Aš žvejosiu su kom? Su varlyte, Ana? Su varlyte aš žvejosiu su guma. Jo. Jau dabar 2 maškeris. Maškeris. Einam pažiūrėti. Labai smarkiai kritęs vanduo. Bandysim žvejoti. Ai, kaip varlytė sakyti. Man patinka, kad varlytė pažaisti. Bet vėjas koksai didelis, ką? Du kibimus turėjau. Vėl į dobilėnus numečiau. Kaip aš čia tai? Vėl į pievą, žiūrėk. Kur čia yra pievas, žiūrėk. O, įklinda. Ką? Kaip man čia taip vėl pavyko į pievas numesti, na. Per žolės, per žolės. Kaip buvo? Nu, karočią vieną kibimą turėjau, neužfiksavau. Vieną kibimą. Ir manoju turėjau vieną kibimą. Bet kiek galvoju, kad ta pati lydeka kibim. Bet blogas dalykas, kad labai sukilo. Oba. Ai. Dar vieną kibimą turėjau, jeigu matėt, chebra, spėjau užfiksuoti. Dar vieną turėjau kibimą, dar vieną lydeką puolę. Bet man atrodo, jinai kablio negavo. Tai nežinau, dar turėjau kibimą. Tai karočią, nežinau, kaip jinai sureaguos. Bet jau nebereaguos 100% lydeka. Ai. Ir dabar visą vėjas trukdo, visą žvejybą labai stipriai vėjas trukdo. Nu, manai antras kibimas buvo. Antras kibimas buvo kibrytė manai. Nu, puolė varlytė. Tai va. Stabdyti reikia. Stabdyti ir kai pajunti, kad tempia, tada aš turėjau dar vieną kibimą irgi. Ant varlyčių kimba žiūriu. Neblogai. Reikia sustoti, kai kala ir jauti, kai tempia, tada tik tai traukti. Nu, ir tada kirsti. Neskubėk. Tai va, ir aš turėjau kibimą, ir jinai dar turėjo kibimą. Tai va, 4 kibimai. Nu, kol kas taip. Antrą kartą kibų ir vėl nepagavai. O? Bet ko jūs čia taip? Bet lydekų tai pilna.
Ką, perėjom į kitą vietytę. Bandom. Nu, kol kas man ant varlės nieko gero. Bandysim paskiau parėjus pagauti vėl tų lydekų. Kol kas man gumos 2 kibimai ir manai 2 kibimai ant varlių. Valdemaras priekį pramėto, išgazdino visas žuvis man ir man paskiau nebekimba. Tai atėjau į priekį. Žiūrėsim. Jas, turiu bėgti čia! Pabėgo! Pabėgo, bet taip čiupo gerai. Aš taip ir dariau, laikiau meškerę, sukau. Įkirtau! Gera, bet aš nufilmavau savo kibimą, tu jauti? Nežinau, bus matyti. Ieškom chebrytė variantų. Rasti aktyvią lydeką. Ilgai nestovėsim taške. Čia dar išmesim. Nu, kabaliuojasi lydekos, viskas tvarkoj. Bet kol kas aktyvumo neparodo. Kokiu, kad pasisektų normaliai. Keisim kitą varlę. Dėsim gelsvą mes hibrą. Dėsim gelsvą varlę. Pabandysim gelsvą dėti. Dėti gelsvą varlę. Bet dėsim mažesnį. Mažesnį. O tokį. Gal bus geriau su mažesnė varlytė. Tokį. Aišku, daug čia neturim, nieko tų rūšių. 3 atspalviai, bet užtenka. Iš dalies užtenka, bet aišku, norėsim pasimti daugiau varlių su kitais atspalviais. Tai va. Gi sakiau, kad aš čia mėtysiu, tu man vėl išbaidysi lydekas. Eik toliau ten, kur dar nemėtėm. Palik man čia tą ruožą. Nu ką, dar vienas taškelis. Labai nusėdo kanalas. Labai ne. Labai nusėdo kanalas. Labai nesmagi žvejyba. Tokiam žolieną. Tas nieko nepadarysi. Bandam, ieškom. Gaudau. Gerai, labai gerai saulė mėtai. Nu, normaliai. Šokinėja. Nu, jeigu lydeka reaguoja, tai reiškia, yra gerai. Tu stebėk į kokį savo metimo būdą, tau daugiau reaguoja lydeka. Nu, va, buvo dar vienas kibimas. Bet prašoko lydeka. Prašoko, neužfiksavau. Prašoko lydekutis. Ir nieko.
Pabėgo. Jo, kibimą turėjau. Tai užfiksavom kibimuką. Jo, nedidelė. Oba, turim chebra. Užfiksavom. Nu va, keičiu varlytę hibrid. Karočią su visa varlė nuėjo. Įkirtau neblogą lydeką ir su visa varlytė nuėjo. Matot, va, kaip būna kabliukai. O, atrodo kabliukai ir jie, va, karočią yra įlenkti į vidų. Tai aš darau ką su kabliukais, tai darau taip automatiškai. Imu replės. Kabliai būna kabliai būna tiesus, o aš biškį lenkiu taip ir iš karto, kai duoda, realizacija gerėja. Gaila, kad su visa varlytė nuėjo. Graži lydeka buvo. Atsakau, kablius būtinai atsilankstykite, nes tai realizacija padidins žuvies. Oba, prašoko. Prašoko lydeka. Hebra prašoko. Nepaėmė, prašoko jinai. Įkaliau lydeką ant varlės. Oba. Ha! Įkaliau lydeką ant varlės, hebrytė. Iškrito, matot? Ir iškrito, bet sakau, kai kablius atsilenkiau, hebra. Kai kablius atsilenkiau, iš karto realizacija pasidarė geresnė. Tai va, nu va, šitą lydeką mes galim paimti drąsiai. Šitą lydeką mes galim paimti. Drąsiai mes galim paimti pavalgymai, nes jinai bus 60 su virš. Tai toj mes paimsim ir pamatuosim, hebrytę, pamatuosim. Vat, kokią lydeką matot. Ir toj mes ją pamatuosim. Žiūrėkit. 60. Taip, lygiai laikau 62. O taip, o jeigu peleka 62 cm. Tai va, lydekiukas. Tai va, smagu. Šitą savo. O tau uždėsim salotą. Bandysim su savo salotą. Tai va, brangiai pakeitėm, uždėjom salotą Vestminą. Salotą su perlamutru. Standartiuką tokį. O aš savo užsidėjau geltoną. Bandysim 2 spalvas, žiūrėsim, kurios yra tarpide. Tai va, kelk. Pakeitėm lokaciją, šiandieną dar vieną kanalą. Anam kanale turėjom daug kibimų, dabar atvažiavom į kitą kanalą pabandyti pagaudyti lydekų. Tai va, pažiūrėsim, kaip šitam kanale. Toks lynas. Yra lynų čia, tą žinau puikiai, kad lynų yra. Neaišku, kaip čia su lydekom. Planuoju dar atvažiuoti šį čia lyno pagaudyti, bet čia reikia... Lynui reikia šertis vietikę, rasti dugno švaraus plotelę tokį švaresnį, kad kuo mažiau būtų priemaišų ir įmanoma čia lyno sugaudyti gražau. Tikriausiai nematėt. Oba, turiu. O, lydekiukas. Hebra. Toj. Iššovėm lydeką, hebra. Haha, geras.
Žiūrėkit, hebrytė. Lydekiukas koks. Fantastika. Aišku, mes jį paleisim. Jis legalas yra, viskas tvarkoj. Galim pamatuoti, kad įsitikintumėt, kad jis yra legalas. Bet mes jį 53, 54, 54, va matot lydeka, lydekiukas, tai mes jį, hebra, nunešam, paleidžiam, tegu gyvena, hebrytė, tegu gyvena. Ei, kur tu tai? Mažiau labai didelė. Eik tu, na, čia kokia. O kodėl tu ne įkirtus va taip su meškerė? Ir graži lydeka buvo. Nu, daug. Žiauriai graži lydeka buvo. Aš vieną ištraukiau. Eik tu, na, čia tik užmečiau ten, iškart kaip kibo. Žiūrėk, sudraskė, ne? Nieko, dar gali naudoti. Bet sudraskė, ne? Ja. Eik tu savo. Kada įkirtis? Man atrodo, ta lydeka ir kai griebė ir suvalgė man tą gumą. Tai pakeis man gumą dabar, nes ten tai galingumo lydeka buvo vau. Dėsiu tau tą patį, nes kimbant jos. Jo, sudraskė man tą lydeka gumą. Jau reikės susitikti. Dar vieną. Ui. Įėjo. Kabino. Ir nuėjo. Viskas. O, geras. Hebra, geras dalykas. Paėmė lydeka, karočią. Nu ir nuslydo. Atsikabino prie pat kranto per tą žolės maurus, kol išvilgau ją. Šičia prie kranto atsikabino. Čiu dar neįsimaudžiau. Guminiai kokie. Čiut nelikau neišsimaudęs. Liuksas. Keičiu gumas. Šiandien labai sunkiai, žiauriai sunkiai, 2 kibimai tik tai ir mes šitam kanale, sakau, labai yra normaliai žuvies. Vakar kiek pagavom? Labai daug. Aš vakar 5 pagavau ir kažkur tai 5 ar 6 nuėjo. O man kiek? 8. O tau čia nuėjo 5 lydekos. Ai, čia, jo. 5 lydekos čia nuėjo ir 3 lydekas tenais. Jo, šiandieną visiškas štilius. Jo, šiandien visiškai štilius ir tik tai 2 kibimai dar kartą pasikartosinė. Bet dar nesibaigė žvejyba, mes laukiam to laiko, kai pradeda saulė leistis ir valandų išeina lydekos medžioti. Tai tas dar kiukai gali įvykti. Bet vakar masiškai kipa, nežinau, kaip išsaugosim tą video. Jeigu išsaugosim video ir bus gerai, išryškinsim, nes kamerėlė nelabai ten gerai filmuoja. Jo, vakar norėjom išbandyti kamerėlę, bet pasirodo, kad išdidinusi vaizdas tiesiog, jisai matosi vaizdas. Vaizdas viskas puikiai matos, bet nėra HD raiškos, tos raiškos nėra. Tai va, taip net nežinau, kaip čia bus. Bet vakar pritraukėm daug lydekų. Jo,
labai daug kibimų buvo ir gražių lydekų Labai. kilo. Bet vakar čia pas mūsų lyjo. Lyjo, tarpas užeina palyja, bet pas mūsų smulkiai, bet labai daug nuėjo stambių debesų, lietaus ir taip toliau buvo slėgis kritęs. Bet šiandien pasikeitė. Aš taip ir galvojau, kad nieko, bet brangioji mano norėjo lydekų važiuoti, tai kaip ir sakant, išvažiavom dar kartą, antrą kartą pažvejoti, tai va dabar lekiam, dar praeinam. Valandžikę dar turim, pasižiūrim ir viskas tada. Ir varomės namo. Kur einame su knysliuku, neklausinėkit nieks. La 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 la. Kaip ten dainelė mažiau? Kaip ten ta dainelė? Ką? Ne kažką. Ne kažką. Čia, žinok, reikia eidami. O mes ir einam su knysliuku. Knysliuk. Mes lydekų, nors pagalbsim. Nepagausim mes lydekų, bet drugelių tai tikrai pritrauksim. O jei nebus drugelių, prigaudysim varlių. Varlių. Dalinsim mes kulšelių. Vidury Paryžiaus. Graži gamta, tikrai graži. Vat iš tavęs tai tikrai galėčiau paklausti, tu drugelių eini gaudyti su tuo ar žvejoti? Uodų. Uodams per didelis stylis. Gerai lydeko eidavo sugaudyti, aišku, dar kai pavės oras, tai čia bus gerai. Oba, turim chebra. Turim dar vieną. Oba, čia nežinau kaip čia bus. Ar ją pavyks išlupti. Na, aišku, geras pinigas, aštrus. O, baba. Dar vienas. Lydekutis. O. Va. Čia jau 60. Hebra, mes šitą pasiliksim. Šitą lydekutį pasiliksim. 60. Išsijovė guma. Nu tai va, 60 yra. Drąsiai galiu pasakyti. Tai va, vieną lydeką mes pasiliksim dar. Tai tik norėjom 2 lydekas. O tokia va lydeka. Tikrai 60 yra. Tai labai gražu, smagu. Pagauta, fantastika. Va šitą dar pasiliekam irgi. O kitas lydekas chebra paleisim. Nors mes abudu turim teisę pasimti 4, bet mum 2 lydekų per akis. Va tokias jėmuosi, sakau, 55 iki 60 stengiuosi paleisti. Nu, būna, kad 58 pasiemu, jeigu jau prastas kibimas ar taip toliau, neina pagaut. Tai būna ten 58, 57 pasiemam, bet jeigu reikia. O jeigu ne, būna dienos, kada nereikia, aš gaudau tik tai dėl savo malonumo, tai visos lydekos yra paleidžiamos. Tai va. Aišku, gera guma buvo, bet paplėšiau, kad nesudraskyti jos stipriai. Tam nepasiėmiau, aš turiu pakeitinių, bet nepasiėmiau. Nu ką, numausim šitą, nes čia per didelis galvakablis. Tai numausim šitą. O kur aš padėjau galvakablį? Numečiau nuo šitos. Ir dabar likau nesupratęs, kur aš nukabinau ir numečiau. Ai. Nu nieko, turim galvakablį, mes krūvą. Pasimsim, užsidėsim kitą galvakablį. Nu, vo, blimba. Neužfiksavau chebra kibimo. O tokį peiliuką pagavau.
Neužfiksavau kibimo, žiūriu kamerą išsijungusi, bet o toks va peilytis. Dar vienas. Nu ką, plauk, drauguži. Oba. Į laisvę. Jo. Mažiukai. Nu, Saulė, aš tave mokinu. Tai mažiukai. Nu tai man nežvejot? Nežvejot? Aš kiekvieną taškiuką apmėtau, kur reikia biškį lėčiau pratraukiu. Įkirsk su meškerė, Saulė, įkirsk, kai pagavai įkirsk, o nelaikyk, turiu. Įkirsti reikia, mažiau. Eik į kitą vietą dabar, neterink laiko. Nu, aš dar šį čia mėtau, aš kitoj vietoj pagavau, bet dar ne visą ruožą savo pramėčiau. Nu, mane žmona apkaltino, kad pabėgė, sako, kad sako, tu gaudai, man įdomu. Tai reikia bandyti, gaudyti, stengtis. Eik ten toliau, kur gražiau yra, žiūrėk. Nu, vo, hebra, dar vienas peiliukas, mažiukas, mažylis, užkibo. Paleidžiam. Tai vat. Nu, buvo brangiai ką tik kibimas. Buvo gražios irgi lydekos. Ne, suki ir karočią suki ir paskiau tik ting, biški ir vėl suki, žinai, nenustok sukti, nes tada tau į žolės įkrenta saulyti.